Sveiki, chebryte! Pastaruoju metu daug dėmesio sulaukia neuroninis tinklas Kling.ai, kuris leidžia kurti vaizdo įrašus iš paprasto teksto arba taip vadinamo prompto. Kai kurie ekspertai netgi lygina jį su Sora ir vadina Soros konkurentu. Kling.ai šiuo metu prieinamas visiems, tad nusprendžiau pats išbandyti ir pasidalinti savo patirtimi su jumis. Pamiršau pasakyti, juk savo testavimus atliksiu lietuvių kalba. Taigi, važiuojam. Einame į kling.ai.com. Dešinėje pusėje viršutinėme kampe susiranda mygtuką Sign up for free credits. Atsidariusioje formoje spaudžiam Sign up for free ir užpildom formą. Įrašydami savo elektroninio pašto adresą bei slaptažodį. Pakartokite slaptažodį. Pasistengime veikti saugos patikrą ir suvedam koduką, kuris išsiųstas elektroniniu paštu. Kągi, sveikinu, jūs Kling.ai savo paskyroje. Galime peržvelgti Kling.ai pagalba sugeneruotus pavyzdžius, kurie pasiekiami ir be registracijų. O viršuje dešinėje pusėje mums rodomas kreditų kiekis, kuriuos galime panaudoti savo sumanimams. 66 kreditų pakanka šiems video. Beje, kreditai kiekvieną dieną atsinaujina ir nėra poreikių kurti daugybės paskyrų. Kairėje pusėje matome paprastą meniu AI Images paveiksliukų generavimui ir AI Videos video generavimui. Žinoma, mus domina video generavimas ir spaudžiam AI Videos. Toliau mes matome yra du video generavimo būdai. Text to video iš teksto, tai yra promptas, ir image to video iš paveikslėlio. Abu būdus mes šiandien išbandysim. Žemiau skiltis prompt, kurioje rašome tekstinį promptą. Skiltyje setting matome creativity ir relevance. Sakykim, tai yra balansas tarp kūrybiškumo ir tikslumo. Dar žemiau standartiniai nustatymai, kurių pakeisti negalime. Tai yra aukštas produktyvumas ir 5 sekundžių trukmės video. Dar žemiau video parametrai, standartiniai 16:9 kompiuteriams, mobiliems įrenginiams ir 1:1 kvadratas. Toliau galime pasirinkti kameros judėjimą, horizontaliai, vertikaliai, pritraukti, nustatyti kampą, panoramą, posūkį. Ir paskutinis nustatymas negative prompt, kuriame aprašome tai, ko neturėtų būti jūsų video. Taigi keliaujam prie kūrybinio proceso. Pasirenkam text to video ir surašom promptą. Aš kopijuoju giminės pagalba paruoštą promptą, kuriame noriu, kad mano video būtų pavaizduotas riteris ant balto žirgo, jojantis per mišką ir fone pilis. Peržiūriu nustatymus, pasirinku tik tai kameros judėjimo kryptį ir neegimam prompte įrašau blur. Tai yra, kad mano sukurtas vaizdelis nebūtų sulietas. Kuo mažiau rūko, tuo aiškesnis vaizdelis. Taigi spaudžiam generate, iš mūsų nurašys 10 kreditų ir laukiam. Ir metų nepraėjo, o mes jau turime rezultatą. O jeigu rimtai, generavimas užtrunka maždaug 2-3 minutės. Na, pažiūrėkit video, manau tikrai neblogai pavyko. Pabandom sugeneruoti dar vieną video, kuriame būtų jūra, paplūdimys, besileidžianti už horizonto saulė, palmės, na toks gražus tropinis vakaras. Tik šį kartą nustatymuose uždėsim žymiai didesnį tikslumą. Kągi, generuojam ir laukiam. Na, pažiūrėkim, kas gavosi. Kaip matot, nepavyko, tikriausiai dėl per didelio AI kūrybingumo. Pabandom dar kartą sugeneruoti vaizdelį, tik sumažinsim kreatyvumo lygį. Na, štai visai kitas vaizdas. Na, o dabar pabandysim sukurti video iš paveiksliukų. Iš tiesų, paveiksliukai yra tam tikrų video screenshotai. Sugeneruosim savo video dirbtinio intelekto pagalba ir sulyginsim su originalu. Keliaujame į pasirinkimą Image to Video ir į atitinkamą laukelį įkeliame paveikslėlį. Prompte trumpai rašau, sukurk video, kuriame vienas iš šunų atsistotų ir pradėtų bėgti. Nustatymų nekeičiu ir generuojam. Video sugeneruotas ir patys matote, kokios klaidos išlindo. Dirbtinis intelektas ryškiai persistengia įkeldamas trečią šunį. Taigi, o dabar sulyginkim su originaliu vaizdeliu. Išbandykim dar vieną variantą. Naudosim štai tokį paveikslėlį, o prompte paprašysim, kad sukurtų video, kuriame šuo judina galvą ir merkia akį. Ir kaip praeitame pavyzdyje sulyginsim su originalu. Nagi, pažiūrėkim, ką sugeneravo. Šį kartą tikrai neblogai, tik kad nemerkia akies. Na, o dabar sulyginkim.
Kaip matote, dirbtinis intelektas neblogai generuoja video, interpretuojant užklausas lietuvių kalba. Ar jums tenka kurti video dirbtinio intelekto pagalba? Ir kokias priemonės naudojat? Jeigu patiko video, būsiu dėkingas už palaikymą laikų, subscribe ir iki.